Sveikinu prisijungus į Budimo kanalą ir turiu labai daug džiugių bei karštų naujienų. Tačiau prieš jas paskelbiant, aš noriu tiesiog perskaityti savo paskutinės 2 koncentruotas žinutės, kurios man šiuo metu jaučiasi labai aktualios ir jaučiasi, jog labai yra aktualu tai ištransliuoti į kolektyvinę sąmonę tokiu apčiuopiamu, tikslingu būdu. Tai štai šios žinutės. Daugiau gėrio ateina savaime, kai pilnai gyvename gėriu, kuris slypi esamojoje akimirkoje. Beribis gėris slypi ne kur kitur, kaip tik šioje akimirkoje, kuri yra viskas, kas yra. Tad kur mes taip intensyviai lekiame? Naudojame beribį gėrį, kad nuo jo bėgti, tikintis jį rasti kažkur kitur, kur jo nėra. Įspūdinga. Žiūrim į savo sąlygotas projekcijas ir patikim, kad vis kažkas negerai. O kur ta vaikiška nuostaba, smalsumas ir viską persmelkiantis smagumas su paprasčiausiamis gyvenimo smulkmenomis? Ten pat, kur ir tu, esamos akimirkos šerdyje. Didžiausia dovana visada čia pat, laukia būti išskleidžiama per esamos situacijos vertinimą bei nuoširdų jos panaudojimą. Jokie pasiekimai neatneša tikros laimės, jei nepuoselėjame intimumo su esama akimirka. Tai štai labai aktualu yra apšviesti šitą tiesą, jog visas gėris, visa laimė, visa gerovė visada yra randama, išskleidžiama per esamosios akimirkos įvertinimą. Ir sekanti papildanti žinutė, kurią šiandien ir papostinau, skamba taip. Prisirišimas prie savo siaurų lūkesčių ir reikalavimas juos išpildyti tik savo numatytų būdu yra labai opus įprotis, kuriuo save apvagiame nuo tikro gyvenimo džiaugsmo, kuris slypi natūraliame gyvenimo vyksme. Tad kviečiu vis pastebėti tą iškylantį vidinį argumentą prieš savo natūralią gyvenimo tėkmę ir tuomet jį paleidus harmonizuoti su tėkme. Kažkas įvyko ne taip, kaip tikėjaisi, na ir kas? Tai tik tai, kas įvyko, kas aktualiausia seka dabar. Tik tiek. Mėgaukis pačiu vyksmu. Juk visa laimė slypi šiame mistiškai magiškame gyvenimo tęstinume. Ir žinoma, jauskis laisvai planuotis, kultivuoti intencijas, siekti tikslų, tačiau tuo pačiu lik atvirume, lankstume ir harmonijoje su kiekviena nauja akimirka. Mėgaukis. Štai irgi, čia vienas iš didžiausių iššūkių mūsų visuomeniai. Ir toks vienas iš opiausių įpročių, iš kurio išsišakoja daugybė kitų žalingų įpročių, tai yra būtent prisirišimas prie savo lūkesčių ir reikalavimų. Kad viskas turi vykti būtent taip, kaip aš numačiau. Būtent taip, tada ir tas, ir ta, ir jeigu taip neįvyksta, tai tada didžiausia drama, didžiausias pasipriešinimas, kuris tiesiog mus griauna iš vidaus. Tai štai ir apie šią žinutę aš truputį daugiau išsiplėčiau TikTok'e. Tai va, viena iš karštų naujienų yra ta, jog aš neseniai pradėjau dalintis TikTok'e, tokiame appse,
Tai man iš tikrųjų tai jaučiasi labai labai džiugiai, nes tai tarytum nauja pradžia, kur aš galiu taip koncentruotai per tokius trumpus video dalintis jau tais vaisiais, kuriuos aš brandinau per beveik 10 metų, dalindamasis ir YouTube'e, ir Facebook'e, ir darant įvairiausius renginius ir konsultacijas. Tai dabar naujoj platformoj pradėjau dalintis tokiais trumpais koncentruotais įrašais. Tai labai labai kviečiu mane sekti. Be abejo, aš kurį laiką vengiau to TikTok'o, nes atrodo, kad tai tokia labai kažkokia toksiška programa, kur ten visokiausias nesąmonės žmonės kelia ir ten užsisuka, užsihipnotizuoja tose video. Bet vis tiek, aš vis gaudavau tokių pasiūlymų iš žmonių ir kad čia bendrai toks dabar yra populiarus tinklas ir kad irgi vis daugiau ir daugiau atsiranda įvairiausio turinio susijusio su sąmoningumu ir dvasingumu. Tai pagalvojau, kodėlgi ir aš neįnešiu tenais savo balansuojančios energijos. Tai štai viena iš naujienų yra tokia, o kitos naujienos, ir beje mano TikTokas vadinasi Eta Paulius Dauksas mažosiom raidėm, gal irgi prie informacijos vėliau papostinsiu. Bet bendrai dabar kaip ir esu čionais Facebook'o savo puslapyje Budimo kanalas, live šitame, kurį dabar darau, irgi prie informacijos papostinau daug nuorodų apie šio mėnesio veiklas. Tai irgi tiems, kas galbūt žiūrite šitą įrašą YouTube'e ir taip toliau, tai labai kviečiu pasižiūrėti, patirinėti Budimo kanalo puslapį būtent Facebook'e, nes ten yra lengviausia matyti mano renginių tvarkaraštį. Tai nueini į renginiai ir ten bus satsangų turas, tai tenais atsidarius tą satsangų turą, ten bus daug skirtingų datų, kaip atskirų renginių viename renginyje. Tai kviečiu pasižiūrėti, irgi kokios datos ir kokios vietos tau surezonuotų ir ten pasižymėk, tada gausi priminimą tiek iš Facebook'o, tiek iš manęs per asmeninę žinutę, arba gali iš karto registruotis, nes aš iš tikrųjų darysiu turą, tai darysiu dabar sekantį savaitgalį Vilniuje ir po to sekančią savaitę darysiu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Satsangus, susitikimus su mėlynojo lotoso arbata, kur galėsime visiškai laisvai ir giliai bendrauti apie viską, kas jausis mums aktualiausia ir taip pat pamedituoti, pasimarinuoti viską harmonizuojančioje savastyje. Ir labai labai kviečiu pasinaudoti šią galimybę, susitikti gyvai, o jeigu neišeina, taip pat jungtis internetu. Ir kitas dalykas, tai mano webinarai. Irgi jau ilgą laiką nedariau atskirų webinarų, anksčiau aš darydavau labai daug skirtingų webinarų įvairiausiamis temomis ir dabar vėl pajaučiau šitą impulsą. Tokius pavienius 2 valandų webinarus daryti. Nes iki tol aš daug kursų pravedžiau, bet dabar norisi taip neįpareigojančiai, koncentruotai, tiesiog susifokusuoti į kažkokią vieną temą ir ją maksimaliai išsigryninti. Tai štai, tai jau visai čia pat, spalio 5 dieną, tai iš šitos dienos, kada darau šitą laivą, tai rytoj vakare vyks mano webinaras pavadinimu Mylinti būtis buityje. Ir vėliau aš papostinsiu daugiau webinarų.
Tai va, bus taip pat apie jautrumo įgalinimą, apie laisvosios valios vientisumo realizavimą ir dar kitų. Bet dabar artimiausias yra mylinti būtis buityje. Tai labai aktualus webinaras būtent apie tai, kaip integruoti tą visą dvasingumą, sąmoningumą, išmintį į savo kasdienybę, į savo kasdienius įpročius, į savo kasdienį gyvenimą, įvairiausias pareigas, priežiūrą, kurios tiek daug reikalauja šitą fizinę tikrovę. Tai kaip pat aš irgi dalinausi čia pradžiai tą žinutę apie tai, kaip mes esame įpratę kabintis už savo lūkesčių ir reikalavimų, fokusuotis tik tais į tikslus, bet ne tiek daug į tai, kaip mes realizuojame tuos tikslus, kaip mes einame tą kelią, kaip mes vertiname tą kelią. Tai šitame webinare irgi pasigilinsime tai, kaip per viską judėti labiausiai mylinčių ir mylimų būdu, kaip iš tikrųjų mėgautis tuo procesu, kuriame ir slypi visas džiaugsmas ir išmintis. Ir aš pats, kadangi dabar gyvenu pagal tą Budos pasakymą, kuris skamba prieš nušvitimą nešiok vandenį ir kapok malkas, ir po nušvitimo nešiok vandenį ir kapok malkas. Tai aš dabar grinai nešioju vandenį galonais tokiais nuo šaltinio, aišku, iš mašinos, bet jo vis tiek. Nešioju vandenį ir kapoju malkas, su kuriom dabar čionais kūrenu židinuką. Neseniai gavome kažkur labai daug malkų, ten kažkur 5 kubai. Ir aš dabar kiekvieną dieną jas kapoju ir man tai yra nuostabi dvasinė praktika ir aš tiek daug gylio matau tame paprastame veiksme. Ir taip su viskuo, stebint gyvūnus, plaunant indus, atkreipiant dėmesį įvairiausias detalės, santykė su savo mylimąja ir taip toliau. Tai aš matau, irgi, kada dabar tarytum mano toks žemiškas, praktiškas gyvenimas plečiasi, tai aš turiu galimybę irgi ten įnešti daugiau savo ilgai puoselėtos dvasinės išminties ir ją taip pat išskleisti iš tų visų kasdienių dalykų bei smulkmenų. Ir iš tikrųjų taip, aš savo gyvenimą jau kuris laikas patiriu kaip nenutrūkstamą meditaciją, nenutrūkstamą satsangą. Reiškia, per viską aš gilinu intimumą su savo giluminė savastimi, nes be abejo, aš vis tiek dabar, aš esu tas savastis, bet tuo pačiu aš save patiriu ir šitoj žmogiškoj formai, kaip banga ir vandenynas. Jie nėra atskiri, bet sąlyginai yra atskiri. Tai ir šitas gyvenimas, aš jį kaip matau, tai ir yra tas viduriuko atradimas, tas ryšio glaudinimas tarp formos ir beformiškumo, tas vientisumas, to vientisumo realizavimas. Tai štai, labai kviečiu į šį ateinantį webinarą ir kitus ateinančius webinarus. Taip pat į asmeninės sesijas, kurios irgi visada prieinamos ir dabar kaip tik darysiu turą per Lietuvą, tai kas nori, bus galimybė irgi susitikti individualiai, asmeniškai, fiziškai. Na ir be abejo, dar yra likusių mano knygų, Genialumas paprastume ir viską vienijančios meilės išmintis. Tai aš irgi pasiimsiu tas knygas į turą, jas bus galima pigiau įsigyti, irgi dalyvaujant mano satsanguose, tiesiog susitikus gyvai. Bet taip pat galima
siūstis ir aš galiu atsiųsti į paštomatą. Ir jo tokie kasdieniai priminimai, kurie padeda tam ryšio glaudinimui. Ryšio su savim, kaip visa visuma glaudinimui. Per viską vienijančią meilę. Tai štai, tokios naujienos. Ačiū labai už tavo dėmesį, ačiū už tavo buvimą, už tavo gyvenimą, už tavo meilę. Ir tiek tada šiam kartui. Iki.